Labas, čia Lina ir Saulis iš Power Hit Radio, ryto laidos Šokių kelnes. Mes ir toliau su Aroma Gold pildome jūsų svajones. Šiandieną mes išpildysime midi svajonę ir tą midi svajonę mums atsiuntė Natalija, kurią visai netrukus ir pasitiksim ir keliausim per visą Lietuvą. Aplankysim Kėdainius, Šiaulius ir ten esančias gyvūnų prieglaudas. Tai Natalija jau yra atvykusi čia pas mus į svečius, į mūsų studiją Vilniuje, keliaujame susipažinti su ja, sėdam į automobilį ir važiuojam į Kėdainius ir Šiaulius. Pasakokit dabar visiems, kokia ta svajonė buvo ir ką jūs parašėte iš šito projekto polapį. Žinokit, mano svajonė daug metų padedu gyvūnams. Ir esu labai laiminga, nes man nupirko, žinokit, 2 lempos, kurios labai reikalingos gyvūnų prieglaudoms. Labai daug maisto, visokiausio ir sauso ėdalo, ir konservukų, ir kraiko ir taip toliau. Į kokias prieglaudas mes važiuojam šiandien? Žinokit, mes važiuosime Kėdainius ir į Šiaulius. O kodėl būtent Kėdainių ir Šiaulių prieglaudos? Turbūt todėl, kad jiems yra labai sunku. Jie sunkiai veržėsi dėl to, kad neperseniausiai atidarytos. Mes jau atvažiavom į Kėdainius, kaip ta kelionė neprailgo? Ne, žinokit. O kiek turim visokių gardumynų, tai gal išsikraunam ir einam. Ir varysim kačiukus aplankyti jo. O toliau varysim į Šiaulius. Mes esam tiesiog kačių rojuje. Aš numiriau ir patekau į kačių rojų. Pasirodo. Vis tik pažiūrėkit. Bet kokių yra įtartinai žiūrinčių? Taip, bet, pažiūrėjau, šita labai tokia įtartina. Mes čia turime Rebeką, Smiltę, Čeko vardu, Kasparas ir Sima. Merginos, kiek čia Kėdainiuose yra beglobių kačiukų? Maždaug skaičių, žinote? Pas mus iš viso yra apie 60, šitam kambarį apie 20, o pas globėjus apie 40. O kaip galima paimti, surasti namus jiems, arba jūs tiksliau surasti? Užtenka paskambinti, ateiti pas jūs ir sakyti, aš noriu kačiuko? Mes katinukus atiduodam tik atsakingiem žmonėm. Ta prasme, jie turi praeiti mūsų tokį vadinamą testą, tai mes dažniausiai paklausim, ar jūs esate pasiruošę apmokėti šiokias tokias išlaidas. Ir tada tai pamatom, ar žmonės iš tikrųjų pasiruošę. Dabar važiuosim į Šiaulių kačiukų ieškoti ir glostyti ir jiems dovanų nunešti. Šiaip kelias visai dar nemažas laukia, 1,5 valandos kelio, tai važiuojam toliau ir turim dar pilną bagažinę pas Nataliją mašinai dovanų. Turim vieną problemą. Pamiršom, kad Saulis alergiškas katėms. Bet šiaip tai žinokit nieko, viskas gerai, Saulis dar kvėpuoja. Dar vairuoju. O kokie yra kačių alergijos požymiai? Akis ištinsta, ašarot pradedi čiaudėti. Jeigu ką, pabaigsim kelionę, tiesiog aš operatorius ir Natalija. Mūsų antroji statelė šiandien jau pasiekta, mes esame Šiaulių mieste ir atvažiavom pas batuotas kates. Kiek iš viso turit kačių? Čia apie 80. Tai kaip tiek vardų sugalvo? Čia atrodo atsiverš žodyną ir galvok? Kažkaip nežinau, susigalvoja, žinokit, tie vardai prilimpa tiesiog patys. O kas savanoriai, ateina vaikai kažkokie sugalvoja, padeda? Vardai visi mano. Ir visus atsiminti, ar čia yra reikalas? Visus? Tikrai, visus atsimenu. O sakykit, ar šiaip dažnai atsiduria, pas jūs ateina kačiukai, ar visgi jau rečiau ir rečiau jie atsiduria? Ne, neretėja. Tendencijų tokių gerėjimų nėra. Oi, žiaurus reikalas yra ir mes, taip žinot, mažinam, atrodo, priimam ir atrodo, jau turėtų mažėti. Ir nieko panašaus, atrodo, kad jų tik daugėja. Aš pati namuose turiu 20. Aš tik gerai pradėjau, kad sakiau, kačių fėja yra. Tai va taip, kartu su Aroma Gold mes pildom jūsų svajonės. Norite ir jūs, kad jūsų svajonės taptų realybę? Pirkite Aroma Gold kavos bent už 5 eurus, išsaugokite kvitą, registruokitės mūsų puslapyje powerhitradio.lt arba tv3.lt ir parašykite, apie ką jūs svajojat. O gal jūsų svajonė ir jums ir išsipildys? Tegul ir išsipildo.